Labas vakaras, brangieji. Šiandien labai vėlai nurašau video. Tokia tema atėjo, ką žmogus norėtų jums pasakyti. Ir šiai dienai, manau, variantų nebus, o tiesiog išdėsime žmogaus signifikaciją ir pažiūrėsite intuityviai, ar tai jūsų žmogus, ar ne jūsų. Manau, išgirsite, ar ne, pagal signifikaciją ir atpažinsite. Jeigu išgirsite, kad ne, visiškai tai ne mano ir jokių panašumų nėra, tai drąsiai galite uždaryti video, pažiūrėti kitus arba tiesiog sulaukti naujų video, ar ne. O jeigu girdite, kad tai jums rezonuoja, kad didelis procentas, ką girdite, jums atitinka, tai paklausykite tuomet video iki galo ir tikrai, manau, išgirsite kažkokios naudingos, vertingos informacijos. Tai pradėsiu nuo signifikacijos ir pagalvokite apie tą žmogų, ką norėtumėte pakalbinti, iš kurio norėtumėt kažką sužinoti. Ir kelias minutėlės susikaupkite, galite susistabdyti video, atsisėsti ramiai, vizualizuoti, prisitraukit tą žmogų, ar ne, energetiškai, prisitraukit, kad tikrai jūsų žmogus ateitų šiai dienai į pokalbį. Gerai, žiūrim, kokį žmogų šiandien atvedėt į kortų skaitimą, koks tu. Tuoj dar išdėsiu kelias kortas. Pirmas dalykas, ką galėčiau pasakyti apie žmogų, jis yra labai temperamentingas, labai ugningas, labai toks lengvai įsižiebiantis, pastoviai su kažkokiu gali būti milijoną idėjų, galvoji kažką tai daryti, kažkuo užsiimti, jeigu nėra kokios veiklos, tai nors važiuoti kažkur, kažką tai, žodžiu, va toks labai ganėtinai judrus. Jeigu jisai nėra savęs realizavęs, ar ne, kaip vyras, tarkim, jisai gali būti labai perdėtas seksualumas gali būti, ar ne, kuris taškosi į kairę, į dešinę, ar ne, ir žmogus nelabai tai valdo, ar ne, jeigu jisai savęs nerealizavęs, tai, kaip sakant, išeina per kitą galą. Tai kas dar? Dar žmogus šiai dienai, galimas variantas, kad turi problemų su kažkokiom instancijom. Tai gali būti teisminiai procesai, kažkokie tai popieriai, kažkokie nusižengimai, galbūt šiai dienai gali būti per tą patį savo impulsyvumą, tą tokį, gali būti kažkokios baudos, kažkokie tai nesklandumai, bet teisiniai, pavadinkim taip, sferoje, kažkas, kas yra, kur yra įstatymai, tvarka, teisingumas, ar ne, pas jį šiai dienai gali būti tam problemų. Patį jį, ar ne, aukščiausios jėgos rodo kaip jaunuolį.
amžius, pavadinkim taip, iki 30 metų. Gali būti 26, 28, va tas tarpas iki 30. Jeigu jūs žiūrite į vyresnį žmogų, reiškia, jisai jaučiasi ir elgiasi kaip jaunuolis. Ką tai reiškia? Kad tai gali būti kalbėsena, kažkokie žargonai, kažkoks išsireiškimas, manieros, kažkoks tai būdas, ar ne, kaip pas vaikinukus, kaip kartais atrodo, nu, va, tarkim, jeigu žiūrite vyresnį žmogų ir galvojat, nu, tai kaip tu čia taip elgiesi, ar ne, toks atrodo subrendęs vyras, o elgiesi kaip vaikinukas, nu, va, kažkas tokio gali būti. Gali garsiai kalbėti, gali mėgsta ginčytis. Gali būti, kad kiti net galvoja taip, pratylėsiu jau, gal net neverta čia su tavim prasidėti, ar ne, neverta su tavim ginčytis. Vat toks ganėtinai egocentriškas, egoistiškas žmogus. Gali, va, tas savo, sakau, jeigu jisai, tarkim, jeigu žmogus save realizavęs, ar ne, žiūrėkit, va, yra keli variantai. Kas dar gali būti, ar ne, va, kaip ir sakiau, su tais teisminiais procesais gali būti nesklandumai. Kitas variantas, koks gali būti, kad žmogus save yra pilnai realizavęs ir jisai yra būtent toje sferoje kaip prokurorai, advokatai, teisininkai, kažkokie antstoliai, kažkokie tai tų instancijų darbuotojai, nebūtinai pats advokatas, gali būti advokato, notaro padėjėjas, gali būti pat kas susijęta su popieriais, su kažkokiom instancijom, ar ne, gali būti va ten būtent žmogus save realizavęs ir jisai ten puikiai va savo tą tokį temperamentą tenai parodo, ar ne, tai va tas jo kartais ir ego, ir va tas jo toks, jis gali būti, kad būtent per savo darbą save puikiai gali parodyti, ar ne, ir būtent va tą ir kalbėseną, tarkim, jeigu tai yra advokatas, ar ne, arba koks nors, nežinau, prokuroras ar dar kažkas, ar ne, jiem reikalinga kalbėsena, tos manieros, greitas mąstymas ir tas, kaip pavadinkim, pasiginčijimas, ar ne, va, tai jų darbe reikalinga. Tai vat, sakyčiau, dalinasi į dvi dalis. Jeigu žmogus save realizavęs būtent va toj sferoj, va tokiuose darbuose, ką paminėjau, tai puikios charakterio savybės. Bet jeigu žmogus savęs nerealizavęs ir jisai, tarkim, turi va tų problemų, kurias prieš tai, kaip ir minėjau, ten teisminiai tie procesai, visokie popieriai ir panašiai, tai jisai būtent savo tą nerealizuotą savęs dalį gali taškyti per moteris, per seksualumą, per egoizmą, per kažkokį tai tokį kiemo vaikinukų, tokį, žinai, gyvenimo būdą, vat kažkaip tai pavadinkim, ar ne? Energijos eina tokios, sakau, jos dalinasi į dvi pusės. Jeigu tai žmogus struktūra, ar ne, jisai būtent vat, dirba toje srityje, tai energetika yra sunkiai tokia, vat, turinti žodį, svarus jo žodis ir jisai nešantis kažkokį tai kitų gyvenimuose pokyčius, kažkokį tai svarbą neša, ar ne, bet jeigu ta kita pusė nerealizuota, kurią minėjau, tai neša sunkumus, neša pastovius kažkokį tai laukimą, kažkokį tai tempimą, vat gali būti žmogus kažką padaro, ar ne, kažkokia tai šeimai arba artimiesiam vat atneša kažkokį tai sunkumą, naštą, vat, gali būti ir finansiniai nuostoliai per tokį žmogų, ar ne, nes jis savęs nerealizavęs, jisai ir aplinkiniams sukelia problemas, ar ne, per savo tą būdą, charakterį.
Tai dvejopos čia tokios energijos, ar ne, reiktų savo išgirsti. Nu, dar apibūdinkit žmogų. Nu, žmogus gali būti mėgėjas didžiąją laiko dalį, nu kaip didžiąją, nu nemažai laiko praleisti kažkur soctinkluose, internete, kažką tai ieškoti, skaityti, kažkokios informacijos. Nu, pavadinkim taip, vėlgi, kaip ir sakiau, skiriasi į dvi pusės, ar ne? Jeigu tai žmogus save realizavęs, jis gali daug mokytis. Jis gali taip pat tos informacijos ieškoti, knygas skaityti. Jisai pastoviai kažkoks informacijos toks ieškotojas, ar ne? Kita pusė, kuri savęs nerealizavus ir va tokia labiau palaida, ar ne, tai žmogus gali tuščiai laiką leisti tiesiog vat internete, kažką žiūrėti, merginas kokias nors ten, arba ten kokius, nu vat kas šiais laikais, ar ne, ten reelsus kokius žiūrėti, ar ne, tai vat tuščiai laiką leisti, ar ne, tai vėlgi sakau, į dvi dalis kažkaip dalinasi informacija. Šiaip tai jisai galėčiau pasakyti, nu vat čia labiau gal tai daliai, kuri, kaip ir pavadinau, nerealizavus savęs, ar ne? Tai pirmas dalykas gali būti žmogus vandens stichijos, vandens zodiako ženklų, tai pas mus kas yra vėžiukai, skorpionai ir žuvis. Tai vat gali būti šitų zodiako ženklų. Jeigu ne, tai gali būti, kad šiam etapui žmogus labai perdėtai jausmingas, ar ne? Jisai savo emocijas, visas vat kažkokias kelia į viršų, ar ne? Vat galite pajausti, kaip žmogus perdėtai emocionalus. Nu, kas daugumai vyrų kaip ir nėra būdinga, ar ne? Bet jame galite pamatyti kažkokias perdėtas emocijas, kurios labiau būdingos moterim, ar ne? Tai kartais galite pažiūrėti žmogų ir galvoti, Dieve, ilgiesi kaip boba. Nu, aš taip, žinot, nelabai gražiai išsireiškiau, bet vat atėjo tokia frazė. Jo, nu ir gali būti dar toks, žinot, mėgėjas pilti į ausis, ar ne, va tokį gražiai šnekėti, bet, žodžiu, visko reikia palaukti. Nu bus ateityje, nu va tą turėsim, nu va tas bus. Nu dar palauk, nu dar nu ne dabar, nu vat po pusmečio, po metų, va ten. Jeigu norit išsinuomoti kartu būstą, nu tai išsinuomosim ten po naujųjų metų, ar ne? Ten jeigu norit kažką tai nusipirkti, nu vat nusipirksim, nu va bus pinigų ir nusipirksim. Nu va toks gali būti, arba ten, jeigu kada nors jį buvot pagavus, tarkim, kokia ten išdavystė ar kažkoks nesąžiningumas, ar ne, tai gali būti, kad ne, tu man pati brangiausia, žodžiu, kitų nėra ir čia žodžiu. Bet toks gali būti trupučiuką pasakų kūrėjas ir mėgsta pilti į ausis labai gražiai vandenuką. Dar kitas variantas gali būti žmogus su savo tom perdėtom emocijom, kaip pavyzdys, ar ne? Nu, tarkim, jūs ryte kažkur skubate,
jūs atsibūdot ir jam sakot, pramiegojau, man skubiai reikia į darbą, nuvežk mane, ar ne, ten nespėjau į autobusą, nespėjau ten į stotelę, ten žodžiu. O jisai toks atsikels ir sakys, tu man vakar bučinuko nedavėjai, tu man vakar arbatos neužpylei, aš jaučiuosi ten įžeistas. Nu, bet čia, žinokit, labai abstrakčiai kalbu, bet turite pagauti savo, ar ne, ten, tu man kažko ten nenupirkai, arba tu ten kažko nepadarėjai. Vat tas perdėtas emocionalumas, perdėtas tas, kaip sakau, dažniausiai moteris elgiasi, ar ne, tai tokia keista gali būti būdo savybė, ar ne, kuri reikia kažkokio tai greičio, kur reikia įsijungia jausmai, ar ne, ir tada kažkokios tai nuoskaudos, kažkokie tokie, nu, žodžiu, gali būti tokie dalykėliai. Kodėl čia šitą kortą? Dar papildysiu. Nu, jisai gali ir su finansais, gali būti, kad nėra labai sąžiningas, ar ne, ir gali būti, kad finansiniai srity pastoviai kyla kažkokių tai nesusipratimų, kas atveda prie kažkokio tai skausmo, prie kažkokių tai vargų, problemų, kažkokių tai, sakau, jeigu mėgsta pilti ausis gražiai, tai gali būti, kad išleidžia pinigus ir sako, kad oi, ten, reikėjo tam ir tam, o ten galbūt pameluoja. Nu, nenoriu tiek signifikacijų plačiai gilintis, kadangi tai bendras kortų skaitimas, bet gali būti, kad su finansiškai žmogus nėra labai raštingas, pavadinkim taip, ar ne, ir pinigus leidžia ne visada apgalvotai. Ir ne visada gal prisipažįsta, ne visada pasako ir gali būti, kad tai atveda prie paskui šeimoje prie problemų arba santykiuose, ar ne. Gali būti, kad buvo ir išėjimas jūsų arba jo iš santykių arba iš šeimos arba kažkaip su finansais, man atrodo. Nu jo, čia kažkoks tai finansų nemokėjimas paskirstyti pinigų. Nu žodžiu, gerai, nesiplėsiu tiek plačiai su signifikacija, nes manau išgirdote savo, jeigu tai kažkiek procentų arba didžioji dalis girdite ir jums rezonuoja, tai tada žiūrėkite video iki galo, ar ne? O mes pažiūrėsim, ką žmogus norėtų jums pasakyti. Žiūrėsiu, čia filmuoju. Gerai.
paukščio ranka žmogus norėtų jums perduoti, ką norėtų jums pasakyti. Čia žmogus tikisi, kad likimas viską sudės į savo rankas, ar ne? Jisai labiau kaip čia taip išsireikšti. Žmogus galvoja, kad tarkim, jeigu jūs šiam momentui nesate kartu, ar ne, tai žmogus galvoja, kad vis tiek likimo lemta jums būti kartu. Ir jeigu jūs jungia santuoką, ar ne, yra antspaudas, pavadinkime taip, pase, jeigu esate susituokę arba daug metų kartu, ar ne, tai žmogus galvoja, kad jūs esate jo stabilumas, kad jūs esate jo, jiems su jumis gera, kaip su mama, bet kaip prie mamos būti, ar ne, tai vat jam jausmas panašus, ar ne, kad su jumis jam visko pakanka, ar ne? Jisai jaučiasi, kad su jumis kažkokia tai pilnatvė, visko su kaupu ir turbūt sotus būna, ir pamaitintas, ir gal jam net ir pinigų duodat. Tikiuosi ne, bet jam kažkaip su jumis saugu kaip prie mamos. Gerai, čia kažkaip ne į temą truputėlį, dar kartelį klausiu, ką tu norėtum pasakyti, ką tu norėtum paminėti. Jeigu jūs šiam momentui esate ne kartu, arba susipykę, arba ir jeigu tai buvo per jo kažkokį tai nesąžiningumą, per jo kažkokią tai arba apgaulę, arba kažkokį tai, kažkokius tokius nemalonius nesklandumus, ar ne, tai žmogus bandys ieškoti rakto, bandys ieškoti prieimo prie jūsų, bet vėl nesąžiningais būdais. Tai nebus tiesus keliai, ar ne? Bet jeigu jūs galvojate, jeigu šiam momentu esate ne kartu, tai žmogus nebus taip, kad labas, pasiilgau tavęs, myliu tave ir, žodžiu, būkim vėl kartu. Jisai kažkokiais bandys ieškoti apėjimų, kažkokiais ne visai tiesiais ir sąžiningais būdais, bet ieškos rakto į jūsų širdį. Ir kokie tie būdai, pasakyk. Kažkokie per antrus asmenis, per kažką tai gali būti per draugus, bandys susisiekti, jeigu tarkim jūs jį užblokavus, bandys per kažkur rašyti. Per kažką bandys. Gali būti per šeimos narius, per artimus draugus, per kažkaip, ką tu čia manai?
Kai mintise uždaviau klausimą, koks tavo tikslas, kodėl taip darysi, žmogui jūs esate labai svarbi, jūs jam pagrindinė moteris, ar ne, ir jisai jaučiasi pririštas prie jūsų, kaip pančiai supančiotos, ar ne, ir tas prisirišimas, jeigu jūs daug metų kartu, jisai gal kažkaip ir trauka didelė, ir fizinis, ir psichologinis kažkoks tai tas potraukis, ir jisai nuo jo negali atitrūkti, ir jam kažkaip matyti nėra galvoj suvokiama kaip be jūsų. Tai taip, jeigu jūs susipykote, buvo kažkoks konfliktas, kivirčas, išėjimas, žmogus sako, vis tiek esate mylima moteris ir jūs jo šeima. Jūs jo šeima ir jo akimis jūs jam esate pati svarbiausia. Sunkiai kažkokia situacija, matyti, jeigu buvo pas jūs kažkoks konfliktas, nesusipratimai, nesusikalbėjimai, tai pas žmogų matyti iki šiol verda dvikova galvoje, galbūt, kaip žinot, mintise kalbasi pats su savimi, jeigu jūs kažką jam pasakėt, jisai galvoje perverda visas mintis, ką jūs jam galėjote sakyti, jeigu įžeidėt, jisai savo mintise kalbasi su jumis, ar ne, kad ką atgal atsakytų dabar šiam momentui, ar ne. Įdomiai. Gerai, dar paklausiu, ką dar norėtų jums pasakyti. Ką norėtų dar pasakyti, kad jeigu jūs esate per atstumą, ta prasme, žmogus labai ilgisi, jam labai ir fiziškas gali būti negalavimas, ar ne, ir mentalinis toks, ir žmogus sako, kad myli, labai ilgisi ir myli. Tai suprast. Čia, žinot, vėl dalinasi į kelias dalis. Jeigu tas žmogus, kurį pradžioje kalbėjau, ar ne, kuris, tarkim, gali daug dirbti, kuris save realizavęs ir panašiai, ar ne, tai žmogus yra kiek užsivertęs darbais. Labai, sako, labai daug darbo ir gali būti, kad pykstate, galbūt netgi dėl to, ar ne, kad kenčia stabilumas, šeima, bet gali tai būti. Tai žmogus vis tiek sako, kad myli ir tikrai nenorėtų, kad pyktumėt dėl to. O tas būtent, kuris toks labiau vėjavaikis, ar ne, tai o ką tu turėjai omenyje su šitą kortą?
Nesuprantu. Ai, nu tai čia dar galbūt galėjo būti pasirinkimas, čia galbūt dar kažkokie įsimaišę treti asmenys. Pavadinkim taip, jeigu tai buvo iš tavo pusės. Nu taip, čia greičiausiai buvo. Gali būti dar toks variantas, kad yra įsimaišiusi tarp jūsų dar kažkokia moteris. Ir jeigu buvo išėjimas, jeigu buvo dėl to būtent kivirčas, tai žmogus kažkaip viską pergalvojo ir pereina transformacijas. Pereina. Nu, dar sako, reikia trupučiuką palaukti, bet žmogus turėtų nusinulinti, viską turėtų pradėti ir šiam momentui, vat, jisai jaučiasi be jėgų, jaučiasi kažkoks, vat, gali net išgerinėti truputį, ar ne? O ateityje, rodo, truputėlį reikia palaukti, ateityje žmogus turėtų nusinulinti, turėtų kaip pradėti gyvenimą nuo balto lapo, ar ne? Jeigu buvo treti asmenys, tai žmogus neturėtų tų klaidų kartoti. Jeigu buvo, va tie, kaip vadinau, teisminiai kažkokie procesai, ten kažkokie vis nesklandumai, gali būti su kažkokiais pinigais, su kažkokiom instancijom, ar ne, tai žmogus turėtų suaugti. Kažkokias pereina pamokas, ar ne, kažkokias transformacijas jisai pereina ir toks jausmas, kad jisai, kai išeis iš tos būsenos, dabartinės apatijos, ar ne, jisai kažkaip labai transformuosis. Tu užaugsi? Taip, jisai... Nu taip, man rodo, žinokit, kad žmogus turėtų savo gyvenimo magas būti, turėtų kažkokį pakeist požiūrį, kažkaip vat, rodo, taip kaip seniau buvo nesąžiningais būdais, taip nedarys, ar ne, ir kad jeigu tai buvo, nu tarkim, jeigu ėjo kalba apie kažkokius tai nesąžiningais būdais uždirbamus pinigus, jam dėl to dabar problemos ir panašiai, tai jisai visą tai bandys daryti kitais būdais, ar ne, sąžiningais kažkokiais kitais keliais, tie uždarbiai kažkokie kitokie, ta prasme, žmogus pakeis mąstymą, ar ne, bet prie to reikia prieiti, dar rodo ne dabar, ar ne, dar reikia truputėlį palaukti, tegul jis ten pasėdi savo toje apatijoje, tegul jis trupučiuką pamedituoja, ar ne, gal kai kurie ir išgerinėja, tegul. Liko nedaug kortų. Ką norėtum perduoti? Sakyk, ką norėtum perduoti ir baigsim šiandien video. Jeigu šiam momentui esate ne kartu, tai žmogus jūs stebi. Gali būti žiūri, kada ten internete prisijungiat, kada atsijungiat, žiūrint priklausomai koks ryšys tarp jūsų, ar ne, šiam momentui, tai žmogus jūs stebi, fantazuoja, galvoja, pastoviai pas jį ten 24/7 galvoja, ar ne, verda, ką jūs darote, kuom užsiimat.
Nu ir žinot, jisai taip jaučiasi, lyg jis būtų truputį negalėčiau sakyti kvailesnis, bet jisai jaučiasi toks kaip gyvūnas labiau, ar ne? O vat jūs protinga, o jisai truputėlį gyvenantis instinktais, ar ne? Ir jisai prieš jūs kartais jaučiasi truputėlį galbūt per kvailas, galbūt kažkoks nesuprastas, galbūt netgi toks yra variantas, kad jūs kalbate skirtingom kalbom. Ir gali būti toks variantas, kad jūs tiesiog nesusikalbat ir kartais va tas kalbų skirtumas irgi gali būti toks barjeras, ar ne, supratime. Ir tarkim, jeigu jūs ir šiaip esate labiau intelektuali, ar ne, tai kyla dar didesnis skirtumas, ar ne. Gali būti net ir religinis skirtumas ir taip gali būti. Tai jis toks jaučiasi truputėlį žemiau jūsų, ar ne? Kažkodėl, nežinau, čia nebūtinai tai yra tiesa, ar ne? Galbūt jums atrodo visai kitaip, bet jisai taip jaučiasi. Gali būti, kad jisai ir finansiškai jaučiasi truputėlį, galbūt jūs daugiau uždirbate, galbūt labiau save realizavote. Vat kažkaip jisai nesijaučia dar tiek daugės iki jūsų. Gerai, dar ką nors noriu pažinti. Tik tiek, kad jam labai sunku ir jisai